600 pagautų. Priklaudės. Pas jumis dar taip, žinai. Tikrai viskas. Gali būt, kad yra. Kas? Okay, let's go. Sveiki gyvi. Vėl keliauju žvejoti, praėjo mėnesis. Jo, šiandien lygiai mėnesis nuo praeitos žvejybos, tai važiuoju vėl į Čekiją žvejoti, bet visai į kitą tvenkinį, negu kur buvau paskutinius 2 kartus. Taigi žiūrėsim, kaip seksis ten. Iki šiol tame tvenkinėje esu buvęs 2 kartus, ne šiais metais, pernai. Tai pagauti mano didžiausiai karpiai. Pirmą kartą, kai buvau, pagavau, didžiausias buvo 16 kg, o per uždarimą lapkričio 1 pagavau 16,600. Tai gal pavyks pasigerinti. Iš tiesų daug vilčių pasigerinti nededu, bet kad pagausiu, tai esu beveik įsitikinęs. Nebent netyčia prasidėtų nerštas, nes jau yra gegužės pabaiga vis dėlto ir šilta. Dabar yra 9 valandos, 23 laipsniai, diena iki 30, naktis 15. Tai oras tikrai turi būti geras. Ir ką, nieko daug labai pasakyti kažko kaip ir negaliu. Viską praktiškai darysiu tą patį, kai darau visą laiką. Taip, kas pagrindinis dalykas, gal kad važiuoju į žvejybą bus su namuku. Mano sektoriai, visi sektoriai šiame tvenkinyje yra su namuku, tai atkrenta darbų, nereikia statytis palapinės, nereikia gulto vežtis, tai vietos gerokai mašinai susitaupo. Nu ir žiūrėsim, kažkaip tai parodysiu iš vietos, kaip kas atrodo ir kažką pafilmuosiu. Jau vietoje, tokia štai mano vieta nusimato, čia žvejos įlūčia, salos kampas, sala, toks tvenkinys, kaimynai iš dešinės, 2 sektorius, 1, mobilus namelis, 10, visur yra žmonių, 9, 8, 7, o šuolis kažkur buvo tuščias, nu vis dėlto jau sekmadienio pietus, tai visi ruošiasi į darbą, o mes tik į žvejybą. Atvykom su lietuvaičiais, tik toks namukas, reikia krautis daiktų, aišku, šiek tiek mažiau, be palapinės, be gulto, tai viskas turėtų šiek tiek greičiau vykti. Namelyje 2 lovos yra, šiokios tokios lentynėlės, susidėjo daiktam, elektra, aišku, šviesa viduj, šviesa lauke, šaldytuvas. Tai nuostabiai, taupysim šiek tiek laiko, oras labai nusimato geras. Štai čia bus draugai šalimais. O, iš karto apsirodom, kaip čia gyvensim ir pradėsim žvejoti. O, maistą turim. Karpinio valgysim, bet delantės, viską gali nutikti. Viskas pradeda kurtis, seiminė daiktus ir vėliau, jeigu jie kažką parodysiu. Važiuoju, plaukiu žiūrėti taškų, kadangi atstumai nėra tarp sektorių didelių, turiu kaimynus iš abiejų pusių, tai teks kažkaip susiprastint. Man vienas taškas kaip ir priklauso į salos šitą kampą galima daryti, vat plauksiu tuo, žiūrėsiu, kas ten vyksta, pasidarysiu ko gero 3 taškus, nežinau, ar žvejosiu su 2 ar su 3 meškerėm, šiaip dar nieko iki galo nesusiračiau, bet noriu iš pradžių pasidaryti taškus, tada jaukus, ir kažkaip taip labai karšta, beprotna, tai ant saulės svylome čia. Išsirinkau 3 taškus, realiai gilis visą
kelią link salos yra, 2 metrai, 210, 220 ir taip prie salos pradeda iki 1,5 ir taip kyla į kampuką iki metro. Tai panašiai ant to kalniuko ties 1,30 m kokiu ir padariau vieną tašką ties tom žolytėm, jeigu čia matosi kažkas daržiukai ten tokie, kitą prie pat kampą. Žodžiu, taip, 15 metrų atstumę sudėjau visas meškerės apie 80 metrų, 81 ir nieko išskirtinio neradau, ten truputį giliau, dešinė meškerės jau pradeda mažėti, didėti gilis skardis, tai ten gal naktį kas nors labiau atplauks, bus matyti. Ir kažkaip taip, jeigu ką, tai kažką pasikoreguosi, truputį žalės paaišė, tai bus matyti. O dabar su jaukais aš jau čia truputį apsidėliau, kad būtų aiškiau. Tai spodmikso, nežinau ką, 5 kg, 6 kokie, gal bus kvietys, kukurūzas, tigrinis riešutas smulkintas, kanapė, dar kanapė papildomai dadėsiu. Čia šiandien, jeigu reiks, rytoj dar pasidarysim. Viską turiu, tik tai pamiršau likvidą smirdantį. Tai turiu CSL, turiu kamanapės, turiu kvapnaus, bet neturiu smirdančio. Tai gal tiek tą. Čia yra mano iš praeito žvejybos smirdukai, likę redfishas, čia dar irgi redfishas bailiukai, matau su halibuto palėtėm. Čia kukurūzinės granulės su irgi halibuto palėtėm. Čia irgi tas pats. Čia šiaip atskirai halibuto palėtės, tai bandysiu šiandien smirdžiai, turiu ananastinio. Žiūrėsiu rytoj, ką pasidarysiu, gal irgi tą patį paliksiu. Bus matyti, gal kažką pasikeisiu. O dabar truputį pakrašinsiu, boiliu, truputį papjaustysiu. Tiesa, dar čia įvairių turiu. Višerį minių liko, čia gali būti vienas kitas ir saldus iš pernykščių, reikia atsikratyti, tai sumesiu ir šitos. Na ir žodžiu, kaip sumaišysiu, kažką parodysiu. Nu va, spodmiksas, viską supyliau dar CSL. O čia, kaip ir sakiau, irgi viską sumaišiau, tik vad bėda dėl likvido pamiršimo. Bet pagalvojau, kad viską supilsiu kanapių likvido. Manau, nepablogins reikalą. Kanapė visada buvo gerai, daug ne. Manau, jį būtų geriau ant grūdo, bet ant grūdo jau supyliau kukurūzą CSL, tai čia kanapės. Viskas pakaks. Tirštas, geras, išmaišysiu. Tegul pabrinksta ir bus gerai. Ir kažkaip taip bus. Čia bus saldus pava labiau, tai ananasiniai boiliai krašinti. Keletą boilių įmečiau, sukrašinau citrusinio vaisių. Tada palėtės 2 mm, palėtės 6 mm. Ir viską dar truputį užpyliau su likvidu skirtu pava vaniliniu. Na ir toks bus. O sekančios pava, tai čia iš praeitos žvejybos likę, jos yra žuvinės, kiek pamenu, su redfisho ir palėtėm ten berods krabo, jo, monster krabo, dar kažką žodžio žuvinės. Tai turėsiu ir žuvinių, ir saldžių. Maniškis. Ir einu apmokinti. Tuoj pažiūrėsim, kaip naujas, bet aišku, kad tas pats. Vat, ką tu čia pats su juo plauksi? Va čia tai didis. Rimtas laivas. Skirtumas nemažas. Nors nėra mažas ir šis.
kol čia greitas pamokas su laiveliu vedėm su Vydu, Aivaras jau ir ištraukė. Nu, gražus karpėtas. Aštuntukas koks ir yra. Oi, lupyti ant gavęs. Ir vienon pusėn, ir kiton. Ar su didesniais tik fotkinsės? Nežinau. Ne, bus didesnių. Tai va, nenoriu dar. Sio, einu, sugundytų mane čia dabar. Viskas, jeigu kas bus neiškumo, tai praneš. Bus dar daug. Nu, labai daug nereikia, o aš ten tau pagrindą padariau. Nu, kimba, matosi, sektoriai dirba visi tikrai. Pas Aivarą irgi vakar tik buvo, jis ten su viena meškerį nespėjo, dar antros užmest, kad kablį atlinkė. Tai turi būti viskas gerai. Leidžiu tą laivelę. Kol kas nusprendžiau žvejosiu 2 meškeriam, ten kur buvau pasidaręs su didesniais boiliukais, tai paliksiu ko gero nakčiai. Nu, žiūrėsiu, šiaip gal bus kaip pakaitinė. O čia dabar pirma tik tais ant lofteriuką važiuoja. $80 metrų taškas šitas. Nu, kaip ir kibimas berods ant vienos laivelis, antrą meškerę užtempinėjai, tik grįžinėja, o kitą atsileido. Nu, tikrai viskas. Visiškai atsileidė. Bet visiškai atleido. Laivelis jau atplaukė. Na, tegal jis ten kažkur plūduriuoja. Įtariu, kad nebus mažas. Reikia gal pirmą neskubėti ir ištraukti. Jo. Ką čia turi? O, mano skystis. Dar... Ne, aš susitvarkysiu. Daug man pagerduok. Tu suk tik tai. Ačiū. Palauk, filmuoja, biškai pasislink. O, už pirmą. Nežinau, kiek čia laiko praėjo, labai nedaug. Ir jau. Veidrodukas. Nu ką, per mažai čia. Dabar tavo tuoj bus. Turim. Veidrodukas. Ne pats stambiausias, bet tikrai ne mažiausias. Tuoj parodysiu. Pirma. Erste, ja. 2 Minuten. 2 Minuten отсюда? Ja. Браво, брат. Dankeschön. Nu ką, kita važiuoja.
Šitą paleidžiam. Opa. Atidarimas puikus. Ir mažuvytė nesverta. Nedidelė, kiek 5-6 kilogramai. Ten buvo kibimas, bet dar neišvažiavo. Žodžiu, dar bardakėlį gyvenu, bet jau žuvį pasigavau, tai gal dabar apsitvarkysiu. Gal 10 ir nebus tas spalvos, ir tas žvynis buvo gražus, ir šitas. Oi, tas veidrodis čia žvynis. Toks storas, stiprus. Uodega oranžinė ausinė. Prišyko į ranką. Fup. Nu ir va taip va. Amūras ar ne? Šiaip laivelio nespėjau. Nu, važiuojam. Atitrūko. Ai, nevelnė. Nežinau, kiek ten matosi, kiek ne, bet gal taip kažkaip geriau. Žodžiu, 2 meškerių užtemt nespėju, tai nežinau, kaip teks žvejoti. Nu, aišku, vėliau didinsiu. Čia jau dabar pavargau čia ant tos saulės, tikrai virš 30 dušna, šlapės. Tai čia dar kol susikroviau tos daiktus, atrodo, kad ir be palapinės, bet vis tiek kažkaip užtrukau čia. Nu, nebus smulkus. Iš pradžių taip ganėtinai. Nors iš tiesų čia tokių, kad po 2-3 kg sportinukų gal ir nesu. Nu, gal kokį vieną kitą, bet vidurkis stiektas link 10. Yra didelių eršketų, šamų, kiek žinau, nėra. Amūrų tikrai yra daug. Nu jo, krūtinė, petys skaudės. Trečiadienį darbe. Turim. O toks va žvynius. Tai apie 8, gal arčiau 9 šis. Toks gražuolis. Opas kiauras, jau šiaip pagyžiau, bet dabar iš šitos pusės matau.
Vanduo drumzlinas, žydintis. Nu, jeigu bus eršketas, tai teks į jį įlipti. Nes į krantą eršketą šiuo metu nebegalima ištraukti. Atėjau truputį pasėdėti, pailsėti. Tai va, dirba. Kažkaip tai labai prieikia. Kaip čia biškai jau tai pradės? Arčiau krantą. Kažkokį paėmiau, kažką matai gal paspaudžiau. Tai Gal- šitą reikėjo, ne? Šitą paspaudį. Šitą paspaudė. Vieną kartą. Ir laikyk. Na, tau GPS neįsijungia. Kaip išsijungia. Na, kad tu iš vis kažkaip išjungęs. Bet aš nejungiau liktai. Ai, du Na, kartus jau. buvau paspaudęs, ar ne? Dabar paspaus palaikyk. O dabar 9. Paspaus palaikyk. A, tai gerai. Na, dabar susiras, kurį ten tau tašką. Pirmą man reikia. Laivas, antis, žuvis. Tuoj bus kontaktas, žiūrėk. Antis su laivu. Ką čia Vydai gaudai? Kam tu jas vaikai? Kokias durnas, jis plaukia tiesiai. Aivaras nesiaikta. Niekad nebesakau. Aivaras mačiau, kad tik traukė, bet... Ko gero. Nutrūko. Vat žiūrėsim, kaip čia seksis. Labai daug kibimų, matau, kad visi dirba kaip pasiūtė. Nu, žodžiu, išvažiavo, tai kažkas nežmoniško. Jau tokiu greičiu dėjo. Bet važiuoja į šoninį sektorį pas kaimynus. Laivelis plaukia, nes kitą meškerę užtempinėjau. Išvažiavimas buvo nuostabus. Yra, bet nedidelis. Mažiausias, iš visų šiandienos mažiausias. Iki 5. Tos, šiaip labai gražus. Ir kas taigi, paleidžiam atgal iš karto. Ar biškį pasirodom. Nu, kas jau pradėjom, tai čia visai patogiai. Šitas galime pasidėti. O, kol kas smulkiausias iš visų pagautų. Bet vis tiek, kaip bebūtų smagus išvažiavo, tai tikrai iš visų gražiausiai. Labai gerai. Tai ką, kitas bus dar iš karto. Nu, turim. Oi, kaip į dešinę eina. Mano laivas tuoj pas kaimynus nuplaus. Nutrūko. Atitrūko. Viskas eina susirinkti laivą. Matau, kad ten traukia. Tuoj nueisiu pasižiūrėti aš.
neužmetęs, dedu pavakoinės dabar išerti. Truputį luktelsiu. Einam pažiūrėsim, ką ten turi. Čia pamainom netgi. Tai ką tu čia vėl laivą trauki? Mes nebespėjom. Aš galvoju, įspėjai, pas mane meškerės vėl neužmestas, 2 netyčia pavyko užmest, vieną iškrapščiau, kitas nutrūko, laivą pas kaimynus nunešė, žiūri, ten plūduriuoja jau. Pavairuok biškį, aš paimsiu čia. Tai Vydas irgi traukia? Pakirtau ir kažkaip užsiekti pasiturkėjau. Ai, tai turėjai? Čia galima bickę daryti, sportuot tokį. Taip, čia su šitas kojų bickę galima daryti. Saugus, su kamera. Telkinys labai žavingai veidrodis. Turit vieną graibštą ar 2? Prašom. Kaina pas Vydą padėti. Aptarnaujantis personalas būsi. Tu per daug gal gerą turi? Nu, Vydas naujokas, tai jisai šiek tiek. Gal nelabai pagal traukimą gal pažins, ką ten. Nors tai skarpiai sunku ir pasakyti, vieną kartą traukė 5, 6, atrodo kaip ten belė koks. Nu ką, gražus žvynės. Nu tikrai gražus. Kad ir ne milžinas, ne 15, bet 7, 8 kokie ir yra. Aivarai į kadrą. Vienas su tokia šypsena, kitas su tokia šypsena. Super. Veiksmas pakurtas kaip reikiant. O, aniem irgi nutrūko, nes nebetraukia. Ai, graibštą pagavai nors jau. Čia žiūrėk, Vidai, va čia šydės esu. Veiksma vyksta stipriai. Aš ištraukęs neskubu, ko gero. Žvejosiu vieną meškerę, Aivaras irgi jau ko gero žvejosiu vieną. Nes, Jau paskauda nugarą. tai ir paskauda, bet nu ir norisi ir pasidėti, ir pailsėti, ir pasišnekėti, ir ką tu čia iš vien taip gali. Čia pinigus turi mokėti, tada jau. Gerai, neskubėk, po truputį ir ištrauksi. Kuo labiau skubėsi, tuo daugiau šansų nutrūkti. O čia gerai, žinau, nors visai čia kotas šitas. Tik čia. Kotas laibutis, tai jam čia pasipriešinimą gerai duoda. Tai. O, žvynis. Kaip? Va tai. Ten akmuo yra. O? Geras, a? Parišėlis. Vandens tai čia turi. Tada biškai pasidaužą. Taigi faktas, jau turiu. Taip liek. Tak leipštas. О, gražu. Gražus. 12. Nu. Ir vėl noriu eiti pagauti. Ir žinau, kad greit ir pagaučiau, bet noriu ir pailsėti, pavargau. Ta prasme gera, patinginiauti, šilta, vasariški orai, malonu pabūti. O laiveliai vėl plaukėja. Nu, tiek to, einu.
Vieną iškrapštysi. Žodžiu, ką nusprendžiau, tai pirmą tašką kol kas palieku ten pat, salos kampe 82 metrai, antrą tašką iš visko gero nenaudosiu, o trečią tašką iš 80 metrų tiesiog susiartinsiu dabar iki, nežinau, galvojau apie 60, bet dabar galvojau 50. Labai daug kibimų, kad atleidžia. Ir viskas jau. Kažkur nuplaukęs arti labai. Visiškai prie pat kranto ant laisvo vynioju. Šiaip jau pafilmuoti. Kai čia klausia, kiek kainuojat, tai į namuką galima važiuoti. Namuką, žodžiu, 60 iš karto atitrūko, iš karto. Nespėjau pakirsti. Iš burnos boilį ištraukiau. Kiek? Aš ten savo pigą pasigavau 29. Oho. Grapas pasiekiau tave. Negaliu pakirsti, matau, kaip valas iš šono nueina, bet visiškai be svorio. Lyg be švyno viniočiau. Opa. Ir štai, priviniojam. Įdomu, kada aš jau čia. Dvim 9 rimtas, mano kol kas bent jau didžiausias 16 600, tai man dar žinai, čia Čekijai. Aivaras ateina. Aš laivę ir GoPro. O ausimečiau kitą iš rankos supova ir nekimba. Ir ne. Net nejuda. O,
Nu gal kas nors bus? Kažką tai traukia. Nebuvau uždėjęs valą, žiūri būgnelis suka. Į kolekciją dar vienas bus. Nu ir ko ne? Super, super žuvytė. Vaistuką pasipurkšti. Вау! Nu lupa tai jau ten kriečiai daug kartų žiūrėk kiek. Čia jau kiek čia ne. Labai daug kibimų atleidinėjo, nesuprantu. Nežinau, laisva. Visiškai kaip be švyno. Ant tiek daplaukęs. Labai dar reikėtų pasitobulinti. Aš nesugebu tą, aš paskui zilką užspaudžiu su ranka, tada tik tai užkart. Aš mačiau, kad pirmą kažkaip į tą paskui tik labai labai. Dabar jau turiu, bet kiek pusę kelio buvo pasikirtęs daplaukęs. Labai daug atleidžia kibimo. Tu pastebėjai? Aš pradžiu man net daplėpo, kad jau nei vieną patraukė. Nu, turime. Kaip čia kampą kamerai parinkti. Čia jau Aivaras su Vydu pasigavo ir ne po vieną, netgi berods virš 10, o aš dar 10 ir neturiu. Stiprus tai gerai spaudžia. Labai smagus. Oi. Oi, viskas, ateik. Tikiuosi, kad turėtų būti. O gal dar ir ne. Super. Labai gražus. Labai stiprus. Tuoj pažiūrėsim. 11. O, važiuoja. Jis ten yra. Tikrai jis stovi prisiglaudęs. Nu, nepraėjo minutę tikrai nuo to, kaip nutraukiau. Nu, gal praėjo minutę, bet... Į mane parplaukė. Gal amūras. Pirmąjį ant krabo puikiai pagavau ir amūrą. Ir va, ant krabo vafteriuką. Pas mane iš tiesų ir spodmėsis su daug kukurūzo ganėtinai. Hop. Va. Nu toks, nedidukas. Bet vis tiek smagus.
spėjau. Ja. Matai, vat, jau atleido ir su tais filmavimais, nes aš ir į YouTube filmuot noriu, bet kaip taip dažnai kimba, tai sunku suspėti. Tai mikrofoną įjung. Pačią GoPro įjung. Bet nedidukas bent jau kol kas atrodo. Šiaip praeitą mūrą, kur pagavau, tai čia man atrodo mažiausia, man čia šio telkinio žuvis buvo. Nu, kaip ir sakiau, amūriukas. Nedidelis, bet ir tas dar be pasipriešinimo parplaukė. Nu ir kaip visą laiką prie kranto pakvailiuoti. Amūrui reikia. Hi. Kein Problem. Ja. AliExpress. AliExpress. Ja. Raschiot. Preis. 300. Thank you. Bitteschön. Parodomės jį. Jums paleidžiu. Nedidelukas. Štai ta. O taip. Blemba. Cirkininkas. Duilė. Dar išmatas gebėriškiais. Belė kaip. Visas šlapės. Kas čia buvo mano ten sekretorių? Aš visas šlapės, va, išmaudytas. Reikalai tokie, kad meškeris ištrauktas, pavargau, tą saulę išvargino. Realiai aš dar kaip čia atvažiavau, kaip įsimėčiau, čia daiktas taip viskas ir guli. Nieko nesitvarkiau, nieko nesidariau, tai reiktų apsitvarkyti. Ir dabar tikrai kokią valandą nežvejosiu, jau dabar yra 8:30 beveik. Tai valandą darau pertrauką, jau kaip bebūtų, noriu pailsėti. Pagavau, nežinau kiek žuvų. Pagavau keletą amūrų, gal 3-4 karpis. Nu, tokių 10. Nu, tai bendrai apie 15 žuvų. Tikrai virš 10, bet nedaugiau 15. Nu, tai va, kažkas tokio. Dydžiai tokie, kad kažkiek pamatysit video. O šiaip tai karpiai pagrindė tokie 8-tukai, 9-tukai, o amūrai 5, 6, panašiai. Tai va, tokie reikalai. Ką, ponas? Ne, nieko. Ateik. Labas vakaras. Bam, tiesiai ant vakarienės. Matai, pas jumis dar taip, žinai, jau jūs pripratę visko tokio, žinai, jau viską matė, visko žinot. O man tai viskas nauja, žinai, man Taip. tas emocijas ten... Taip. Aš puikiai tave suprantu, buvo lygiai tas pats man, kaip gražiai saulė leidžiasi. Tai va, šašlykiukai, mėsytė, atvėsa dabar ant vakarą, daug fainiau jau pabūti, yra kuo kvėpuoti. Dar reiks ir šiandien ištraukti bent
keletą. Šiaip jau 9 valandos tai bus. Apie 10 gal kokią užsimesiu. Ką tu skai pakeičiau? Ne, nu tu va, nuplūdinai, ne? Jo, viskas. Viskas puikiai. Tai aš dar pagaudysiu šiandien, dar tik toką laivą padarysiu. Reikalas, bet čia neblogas. Čia geras. Dabar aš pats tik... Ne, aš pasiimsiu. Aš dabar tik pats galvą pamačiau. Tai žiūriu, kad čia... Irgi toks vibravimas. Gal kažką pafilmuot gal biškai? Ne, taigi viskas filmuojasi. 4 valandą aš atsikėliau pasižiūrėti 5 valandų. 4 valandą dar jie birbina tą birbinę man. Pagal langus. Tai vėl nemagojęs buvau, žinai. O vakar vėl kebra baliovoja, žinai. Ir vėl negalėjau megoti. Taip, žinai, gavosi. Bet nieko. Bam, va tokį va. Tikrai didžiausias dar šios žvejybos. Tuoj pasversim. Nu grožis. O su tokiais jau yra ką veikti. Storas, smagus, rimtas priešininkas. Ant svarstyklių. Tas pats. 13 100. Aš laimingas. Šilta, gera. Uodų nėra, žuvis kimba. Pavargęs, bet laimingas. Nežinau iš tiesų. Gali būti, kad yra. Ne, nieko čia nėra. Tik užsikeičiau vandenį. Vėl laisvas traukia. Nu, ir turime. Šiaip didžiausia bėda, kad visai vanduo kaista. Šiaip norėčiau vandenį kažkaip išjungti. Aš manau, dasieksiu, va taip. Pavyko. Kad nieks man ten neužsidegtų. Ne, kad čia stebuklinga. Švažiuoja. Nu, apsisuk ir grįžk. Kaip nenori tą graibštą. Keliauja.
Dvi meškerės netgi užmestas. Bet ant vienos jau kaip ir dešinės iškart buvo truputį toks kaip prikibimukas, bet palieku. Visi sektoriai užimti, nesvarbu, kad sekmadienis. Absoliučiai visi. Gerai atrodo. Šiaip iš tiesų nesitikėjau tiek daug žmonių, bet rezervacijų kalendorių žiūrint, tai savaitgalį jau viskas, jau gali pamiršti. Nebėra laisvų datų šiam sezonui. Bam bam byram. Važiuojam. Nevažiuojam, atsileidėm, čia gal važiuojam nebus. Ja, čia. Nu ir ne. Nu ką. Vieną meškerę. Gal laivelis plaukia namo. O čia jau yra. O kas ten? Čia mano surinko jau taip anksti. Mano čia praėjus, reiškia jau pro tą meškerę. Pas mane frakcionas, tai nemažai visai. Nenori daugiau priveržinėti, kad įsiplėšys tą kablį. Gal čia nekoks. Šiaip stiprus, gal didesnis. Bet per daug tokius staigius judesėlis darot. Nelabai tikiu, kad jeigu didelis, kad jis tai padarytų. Bet aš jau iš vis negaliu net pamatyti. Na ja. Petys skaudės. Jeigu čia 2 dienas, taip. Ir net nėra iš toks milžinas. Tokį va. Tas žviniukas. Labai stiprus prie kranto davė vaizdu. Powerbanką paskandinau. O čia tai bairis. Aš jau viskas, ruošiuosi Dėka ir Lasisą galima sakyti dvigubai
labai stipresnė raudona žuvis. Dar tik tokas kalba. Tai, bet jau viskas, ruošiuosi eiti miegot, kad tik užsimečiau meškeris jau tiesiog iš rankos ir tik su pava. Atstumą tai aš nesimatuosiu tikrai, bet man nebus ten jokio jauko jau lygia, tikrai čia ta žuvis įtari tik iš laivelio išbyra, pamato ir ten verda jau čia viskas. Nežinau, užkips, tai užkips, pafilmuosiu, šiaip ištrauksiu mikrofoną, tai jeigu ir užkips garsas bus tikrai prastesnis, nes naktį aš jau jo nedėsiu, o uždėsiu krautis, kad rytoj galėčiau tinkamai naudotis. Tai vat ir tiek reikalų, eisiu, maigysiu kažką dar telefoną, pažiūrėsiu pusvalanduką ir miegoti ir susitiksim. Arba naktį, jeigu išvažiuos. Aš dar tik atsigulbiau, iš tiesų telefonu tik pradėjau maigyti. Kibinė. Ai, per lūpą jaučiau, tik praėjo, bailiukai ištraukė. Jau beveik mėgau. Pasiekim. Prikabinsiu šiek tiek bandą. Ant žiedo, kad antis kokią nepasiektų. Turėsim tą pusę. Šiaip iš tiesų ir kabliuką vieną reikia išėti. Iš kažkurios meškinės esančių pateikti. Ai, tiek šviečia viskas. Viskas, labanakt.